Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis bendrauja šitą pusvalandį kunigas Antanas Matusevičius, Šakių Švento Jono Krikštytojo parapijos klebonas, o laida, kurioje mes visi dalyvaujame, Dievas gydo. Šią katechezę pavadinau Ecce Homo. Šie žodžiai skirti Viešpačiui Jėzui ir juos ištarė Romos vietininkas Jeruzalėje, Poncijus Pilotas, galbūt norėdamas apeliuoti į izraelitų jautriasias sielos stygas, kad jie pasigailėtų savo karaliaus, Viešpaties Jėzaus, savo mokytojo, Dievo sūnaus, savo mesijo, kurio net pažino. Jėzus nuplaktas, pažemintas, erškėčiais vainikuotas į rankas, Jėzui įduota nendrė, kaip patyčių objektas. Bet sakydamas to žodžius Ecce Homo, štai žmogus, Romos vietininkas iš tikrųjų pasakė pačią Jėzaus esmę. Tai